noriu padėkoti už gerą orą. Saulė lenda. Už tokius tiesius kelius ir nepainius. Už tuos lygumas visas. Lions taikos estafetė keliauja per Europą ir su jie kartu keliauja taikos vėliava. Taikos vėliava keliauja nuo Talino iki Vatikano, nuo Šiaulių iki Seinių. Ir su ta taikos vėliava nešame tokią žinutę, kad taika prasideda nuo paprasto žmogaus, nuo bendrystės, nuo žmonių vienybės. Ir Lietuvoje ši estafetė keliauja Romea Strata keliu, tai yra senovinis kelias. Ir tame kelyje, kurie Lions klubai yra šalia to kelio, mes juos visus kviečiame prisijungti bendrai iniciatyvai, bendrai bendrystei, klubų draugystei, neždami tą taikos žinutę. Vėliavą toliau perduodasime į Seinius ir jau rytoj vakare, Lenkijos laiku 18 valandą, Lenkų Lions klubų delegacija mus pasitinka miesto centre ir oficialiai Lietuvoje estafetę baigsime. Kada vėliava pasieks Vatikaną, dar tiksliai nežinom, nes kiekviena šalis organizuoja estafetę vis kitaip. Tarkim, estai pervažiavo, baikerių klubas pervažiavo per Estiją, Latvijai vėl ten automobiliais dalį važiavo, dalį ten keliavo, o Lietuvoje taip sugalvojam, kad dviračiais kelias yra įveikiamas ir per 5 dienas šitą maršrutą baigsime. Tai šiandien esat Alytuje, su kokiais nuotykiais į Alytų atvykot? Į Alytų atvykome su nuotykiais, tikrai linksmas kelias buvo, nes vėjas labai buvo priešinis, tai toks daug kur stabdė ir daug kur dviračius netgi guldė ant šono, o daugiau pasiekus Punę užpuolė kruša ir į kalną minant vienai keliautojai trūko grandinę, tai kvietėmės liūtiškos pagalbos, kai tik Marijampolės klubas važiavo pas alytiškius į būtent į pasitikimą mūsų, tai užsuko ir pagelbėjo mūsų dviratininkai, pargabeno iki Alytaus, o mes dar vis šlapi esame čia. Ši taikos vėliavos iniciatyva sugalvota vieno Lions klubo Italijoje ir taip išmąstyta, kad būtent taikos vėliava nuo Talino per 7 Europos šalis bus nešama, vežama iki Vatikano. Būtent Lietuvos Lions klubų apygarda nusprendė, kad šią vėliavą vežti per Lietuvą piligrimų keliu. Kadangi piligrimų kelias eina per Alytų, tad mes sulaukėme šių svečių. Labai tikėjausi Marijampolėje priimti, dėja neturi piligrimų kelio. Tad mes buvom laimingi, kad per mus eina piligrimų kelias ir turėjom garbės priimti šią vėliavą, palikti savo pėdsaką, kad dalyvavome šitoje akcijoje. Ir pati akcijos iniciatyva yra tokia, kad taikos vėliava nešama per visą Europą ir kad mes tą žinią galime skleisti, kaip ir paminėjo mūsų Aurimas, kiekvienas paprastas žmogus.